YieldMax yra kone daugiausiai, jeigu ne daugiausiai pasyvių pajamų investuotojams išmokantis fondų valdytojas ir jis pristatė naują vieno didžiausių ir turbūt geriausių, moderniausių pasaulyje puslaidininkių gamintojo Taiwan Semiconductor Manufacturing kompanijos akcijų pasirinkimo sandorių opcionų fondą. Tai šiame video trumpai apie pačią puslaidininkių kompaniją, kokių rezultatų, kiek galima tikėtis gautis pasyvių pajamų iš šio fondo, parodysiu, kaip atrodo investavimas į pasirinkimo sandorių fondus iš techninės pusės, ko tam reikia, ir pasidalinsiu, kaip sekasi mano paties turimiems pasirinkimo sandorių fondams, kiek jie išmoka pasyvių pajamų distribucijomis kiekvieną mėnesį. Taigi, žiūrėk video iki galo ir pasisemsi investavimo idėjų, klausimus drąsiai rašyk komentaruose ir būsiu labai dėkingas, jeigu šio pasidalinimo paruošimą spragteltum like mygtuką, o jeigu dar spragtelsi subscribe mygtuką ir ant varpelio, būsi tarp pirmųjų gaunančių naujausią turinį apie investavimą ir investavimo idėjas. Ačiū tau ir atsidėkojant už tai, kad skyriai sekundės dalelę spragtelti like mygtukui. Va su šia nuoroda gali matyti ir sekti visą mano virš 23% metinių palūkanų kiekvieną mėnesį išmokantį investicijų portfelį. YieldMax yra JAV biržoje prekiavimo fondų valdytojas, kuris specializuojasi opcionų, lietuviškai tai pasirinkimo sandorių, prekyba. Patys iš savęs pasirinkimo sandoriai yra rizikingesni investiciniai produktai nei paprastų kompanijų akcijų pirkimas, bet ir potencialiai pelningesni. Fondai opcionais prekiauja tą mokantis daryti ir tai darantis geriau už savo mokslį kaimyną rinką suprantantys specialistai. Plus fondo valdytojai didžiąją dalį apie 80% pinigų laiko valstybinėse obligacijose užtikrinti saugumui ir tik likusią dalį naudoja investavimui. Tai tiek trumpai apie fondų veikimą, dabar plačiau apie Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ir kokio dydžio pasyvių pajamų tikėtis iš šio fondo. Tai kompanija gamina, pakuoja, testuoja ir parduoda integrinius grandylus ir kitus puslaidinkius ir įtaisus Taivane, Kinijoje, Europoje, artimuosiuose rytuose, Afrikoje, Japonijoje, JAV ir tarptautiniu mastu. Tai paprastai tariant, labai plačiai ir daug gamina čipų. Tai pavyzdžiui, kai Nvidia, AMD ar Apple sukuria naujos kartos čipą, tai šitos kompanijos to čipo nesukuria, jos jį sugalvoja. Tada jos kreipiasi į šią Taivano puslaidininkių gamintojo kompaniją, kad jį pagamintų fizinius čipus, nes yra labai nedaug kompanijų gebančių tai padaryti. Pavyzdžiui, naujausia iPhone 16 naudoja 3 nanometrų storio čipų technologiją, o Taivano gamintojai jau gali pagaminti dar plonesnius, mažesnius 2 nanometrų čipus, tai gaunasi kuo daugiau tranzistorių plote. Nesu fizikas, tiksliai nepasakysiu, bet kuo daugiau tranzistorių toj pačioj erdvėj, tuo galingesnis čipas. Tai yra viena pažangiausių gamintojų, dėl to tokie milžinai kaip Nvidia ir Apple ir AMD patikė jai gaminti savo produkciją. Kompanija įkurta 1987 metais, turi virš 65 000 darbuotojų. Nuo metų pradžios kompanijos akcijų kaina yra pakilusi 56%, plus dar 1,33% dividendų išmoka. Kompanijos vertė šiuo metu siekia beveik 726 milijardus JAV dolerių. Quant matematinės analizės modelis sako, kad dabar yra kone geriausias įmanomas laikas pirkti kompanijos akcijas, tai 4,26 balai iš 5. Wall Street'o investuotojai taip pat sako, kad yra labai geras laikas pirkti kompanijos akcijas ir Seeking Alpha analitikai ir investuotojai sako, kad yra tiesiog geras laikas pirkti dabar kompanijos akcijas. Viena didesnių rizikų susijusi su šia kompanija tai geopolitinė rizika, nes kompanija yra Taivane. O kadangi gan daug kas priklauso nuo šios kompanijos produkcijos, kompanija jau prieš kurį laiko gavo daug finansavimo ir lengvatų iš Jungtinių Amerikos valstijų, kad atidarytų savo gamyklas JAV. Tai viena gamykla jau atidaryta 2024 metais ir pradės tuo veiklą 2025 metų pradžioj, kita 2028 metais ir bus dar trečia gamykla, tiksliai kada, neaišku. Tai pati kompanija gerai vertinama ir paklausi, o vat kaip seksis pasirinkimo sandorių fondui prekiaujančiam šios kompanijos akcijų opcionais, priklausys nuo fonde dirbančių valdytojų ir nuo pačios kompanijos akcijų kainos pokyčių. Vienintelis gal objektyviausias spėjimas, kiek fondas galimai mokės pasyvių pajamų per mėnesį, būtų žiūrėti, kiek iki šiol pasyvių pajamų mokėjo kiti YieldMax, AMD ir Nvidios kompanijų pasirinkimo sandorių fondai. AMD pasirinkimo sandorių fondas pastaruosius 4 mėnesius išmokėjo 62,52, 50,69, 37,68 ir 80,05% metinių palūkanų, o Nvidios pasirinkimo sandorių fondas 101,82, 101,58, 64,52 ir 70,92% metinių palūkanų. Tai mano spėjimas, kad puslaidininkių gamintojų opcionų fondas gali uždirbinėti panašiai
kaip pastarėjai 2 fondai. Aš šiai dienai investuoju į 9 pasirinkimo sandorių fondus, kurie per praeitą mėnesį man yra išmokėję beveik $500 distribucijomis ir išmoka pasyvias pajamas kiekvieną mėnesį. Tik išmokos dydžiai svyruoja, būna didesnis, būna mažesnis, bet bendra suma laikosi panašiai. O žiūrint procentinį išraišką nuo investuotos pinigų sumos, praeitą mėnesį gavau 4,53% mėnesinių arba 54,51% metinių palūkanų pasyviomis pajamomis. Visas mano turimas investicijas, kur kiek esu suinvestavęs, gali pažiūrėti su šią nuorodą. Ir vos nepamiršau paminėti gan svarbaus dalyko. Jeigu nori būti tarp pirmųjų gaunančių naujausią turinį apie investavimą ir investavimo idėjas, spausk subscribe mygtuką ir ant varpelio. Dabar kaip investuoti į minėtus pasirinkimo sandorių fondus. Tai yra amerikietiški fondai ir bus reikalingas brokeris suteikiantis galimybę investuoti į JAV fondus. Aš investuoju per FIDO24 brokerį, jeigu neturi paskyros ir tau yra 24 metai, susikūrus paskyrą su vardinė nuoroda gausi atsitiktinį iki $883 vertės akcijų dovanų. Kol kas brangiausia žiūrovo gauta akcija buvo Netflix akcija, o jeigu susikursi paskyrą ir pradėsi investuoti iki spalio 31 dienos, gausi iki 20 akcijų dovanų priklausomai nuo investuojamos pinigų sumos. Tai užsiregistruoti gali ir pasinaudoti akcijom, net jeigu tau nėra 24 metų, o jeigu užsiregistruosi iki spalio 31 dienos ir tau yra 24 metai, tai galioti netgi 21 akciją dovanų. Tai specialią vardinę nuorodą ir akcijos kodus rasi video aprašyme ir video kortelėje bus mano parašas registracijos ir naudojimas instrukcinis video. Dabar kaip atrodo investavimas iš techninės pusės. Tai susikūrus paskyrą ir prisijungus prie savo online brokerio paskyros, prekybos skiltyje paieškos lange suvedu norimą pirkti fondo pavadinimą arba trumpinį. Minėto puslaidininkių fondo trumpinys yra tsmi.us, bet fondas yra tiek, pavadinkim, šviežias, kad jo dar nėra pas brokerius, bet tai yra neilgo laiko klausimas, kada atsiras. Tai demonstracijai naudosiu Nvidios pasirinkimo sandorių fondą. Tai paieškos lange suvedu norimą pirkti fondo trumpinį, pasirenku, kiek noriu pirkti fondo vienetų, akcijų, man iškart parodo, kiek bus investuota pinigų, spaudžiu pateikti pirkimo užsakymą, patvirtinu ir viskas, laukiu ateinančio mėnesio pradžios, kai gausiu iš fondo pasyvias pajamas. Tai nors šie fondai ir išmoka daug palūkanų, tikrai nerekomenduočiau visų savo pinigų investuoti tik į juos. Mano portfelyje sudarys apie 20% visų investicijų. Tai rizikingesni fondai, bet kur didesnė investicinė grąža visą laiką bus ir didesnė rizika. Jeigu galvoji apie mažesnės rizikos investavimą, pažiūrėk šį video. Nepamiršk gauti nemokamų akcijų, pakol akcijos galioja. Čia gali pažiūrėti mano paruoštą trumpą instrukcinį registracijos video. Mano turimas investicijos gali matyti su šią nuorodą, pelningo investavimo ir pasimatome kaip visą ketvirtadienį, šeštadieniais ir kartais sekmadieniais.